Sveikis! Iš čia trečiojo kėlinio pradžia. Ir štai Kėdainių Nevėžis jau aikštelėje. What the fuck? Tai ką tik prasidėjo. Lol. Na čia vizinas. Labai prieki. Tautvydas Šležas. Šležas pasiežė. Pataiko Tautvydas Šležas. Nedaičias. Kėdainių Nevėžis Ai, pražanga bereikalinga. Atsiprašau, tikslas. Taip visą antrasis, tai Stanislavas Aukščius Tašais, Vytenis Zikavičius, Šilinskis, Žiai, pasilaukė. Kuris turės tą gynybą, tačiau nepataiko laisvas. Nedovičius. Kalo kamuolį išviršaušė Gidžiūnas, kamuolį Jasikevičius. Šilinskis nepataiko iš po pat krepšio. Jau Rytas prieki. Dabar, kada jie spėjo įsiverti, Gidžiūnas nepataiko, o tai labai gaila. Na ką, turim dviejų taškų deficitą. Reiks panaikinti. Na, ketvirtojo kėlinio pradžia ir Spartak Constantinople game Vladislavne. Taip rodo, na ir kam atitenka Lietuvos Rytui Berods arba Renaldai Seibučiui. Seibutis, Seibučiui. Tai neperimtas kamuolys iš Palacijo. O'Brien'su. Sonny Bishop, gynyba padeda. Jakštas. Patrick O'Brien. O, išribės. Štai taip. O dabar tai jau reikia laikyti kamuolį. Išgelbėsi Centraus komandą. Ne. Laikas pasibaigs, tai laikas mes dabar. Pataikau! Nevėžis laimėjo 1 taško skirtumu prieš Vilniaus Lietuvos Rytą. Aleksandrovas. Šią pavardę bus galima parašyti ant šios arenos sienų. Jis padėjo įveikti Vilniaus Lietuvos Rytą. Na, pergalė yra pergalė, kad ir 1 taško. Na, taigi tuo ir baigsime savo transliaciją. Na, o dabar dar pažiūrim Michaelo Jordano lygio žaidėjas šiose rungtynėse. Tali Bishop. Šeši taškai ir 1 atsikovotas kamuolys. Geras pasirodymas, na, tai sudėjo.